Tai dabar gerai, Erika, papasakok man tada, kada tu pradėjai iš viso fotografuoti? Turbūt kaip ir daugumą pradėjau fotkinti mokyklai, kokia čia klasė buvo, kokia 6 turbūt. Mama turėjo fotoaparatą pusiau profesionalų, 5,52, kaip dabar atsimenu. Žodžiu, jinai neleisdavo mums su sesė mano dvynė imti, ji nes bijojo, kad sudaužysim, tai mes paslapčia tiesiog imdavom ir fotkindomės. Ten tiesiog išeidavom į gatvę, kur nors į parką ir darydavom visokias fotosesijas. Ten tada dar tuo metu buvo populiarus toks puslapis Lookbook, gal žinai? Jo, ten kur stilių rodydavo visokios influencerės. Mes prisižiūrėjom ten tų nuotraukų ir labai norėjom pakartoti kažką. Irgi norėjom parodyti stilių, kažką, nežinau, tiesiog atrodyti fainiai gražiai, kaip ir kiekviena turbūt paauglė. Tai ir mes su sesė darydavom tas nuotraukas. Ir paskui mama pamatė